Kaktuso ir piltuvėlio karalaitis jau laukia merginos. Kaip mokė Justas, svarbiausia ori ir iškilminga veido išraiška, o istorija apie nuosavą jachtą ežerėlėje prie Trakų verta milijono. Netrukus patikrinsim, kokį įspūdį gražuoliai padarys tokia romantika. Sveikas. Labas. Aurelija. Tai šaknėtų kaip paužys, kad tu Labas. Na, tai kaip sekėsi? Ai, gerai, žinau, kaip tau. Man irgi neblogai. Nuotraukai atrodė iš tikrųjų panašiai kaip ir realybėj. Pirmas įspūdis man buvo susidaręs apie ją, kad jinai bus FIFA, bet kai pabendravau, man pasikeitė mano nuomonė. Aš esu kilęs iš Radviliškio, šiuo metu gyvenu. O ką, iš Trakų? O paklausiu, iš kur jinai? Vasaras pagrindė leidžiu Trakuose, ten su draugais. Gausi lempą. Tai linksmai iš tikrųjų. Ja. Tau patinka būrilintis? Atrodė kartais pasimetęs kažkoks toks lyg ir iš vis kosmose kokiam. Bet paskui vėl sugrįždavo, vėl prasidėdavo kažkokia tema. Čia va yra tokia kaip gėlytė. Kaktusas. Kaktusas. Jo, labai Jis yra spygliuotas. Taip, kaktusas spygliuotas. Jis nesibado. Bet nesibado spygliuotas. Gan švelnus. Ir dabar dar reik pašnapždėti, ką nors. O šitas dalykas yra dviprasmis. Ne, čia ne benzinai, čia yra jisai dviprasmiškas toks. Viena prasme jo galima su juo tiesiog galiu pademonstruoti. Bet tai gal paprašiau. Iš kitos pusės. Bandžiau padaryti vos ne tokį kaip ir eksperimentą. Galvojau, vis tiek niekas to negirdės, nes iš tikrųjų tyliai šnabždėjau. Tiesiog norėjau pažiūrėti jos reakciją. Kita jo prasmė yra tiesiog, jeigu labai rankos dreba ir reikia palaistyti kaktusą, tai tiesiog... Tai čia tau dabar matau truputėlį dreba rankos. Tai kad dreba rankos, ta proga išgerkim šampano. Nu jo, tai gal išgerkim tada. Ta proga, kad rankos nedrebėtų. A kieno rankos dreba? Jo. O jos? Nu taip. Tas juodas piltuvėlis tai nelabai tema man iš tikrųjų čia pasirodė, bet kaktusas tai super, nes aš labai mėgstu iš tikrųjų kaktusus, tai apsidžiaugiu. O mėgsti melionus? Melionus? Tokie geltoni dideli vaisiai. O arkliai patinka? Žirgai, arkliai nelabai gal. O žirgai patinka? Jo. O kodėl arkliai nepatinka? Žirgai patinka? Tavo akis labai tokias gražios, didelis. Nu jo. Tavo akis irgi labai gražios. Dėkui, bet ne pirmą kartą žinok. Nesugalvojau, ką pasakyti. Pirma frazė, kuri krito į galvą, tai tą ir ištariau. O kodėl, pavyzdžiui, neturi tų merginos? Kad gėjai. Tiesiog nerandu laiko tom merginom. Tiesiog nelabai yra laiko man merginom. Nes manau, kad pirmiausia reikia turėti gerą Tai dabar čia kaip ir mums augasi tada, mes čia vakarieniaujam, o paskui kas taip ir dingsi. Manau, tau laiko tai atrasti. Bet žinok, aš labai reiklė, su labai daug dėmesio reikalaujant. Taip. Vertinga mergina turi reikalauti labai daug dėmesio. Tai vertinga mergina turi reikalauti. Tai kaip tada išspręsim šitą problemą? Neturiu panelės, nesu turėjęs panelės, kad moku bučiuotis, tai čia man tai pasufleravo mokytojai. Kas šiaip geresnė? Kas šiaip geresnė? Apie savo šeimą. Ar turi gyvūnėlių? Mačiau rankos tavo sudraskytos. Tikrai. O ar turėtų kokių gyvūnėlių? Turiu, utelių turiu. Ir buvau. Nudraskytas, gal nudraskytas. Gyvūnėlių turiu. 3 žiurkės turiu. Pelių turiu, katę turiu. Arši. Išprotėjusi pasiūlyti. Nerši, bet apsiginti moku. 2 bebrus. Pravertė jau tai gyvenime. Nuo ko įdomu apsiginti? Nuo utelių? Jų kaktusui pabūti. Tai čia pasirodė, kad vaikinai biškiuką nuobodu su manim. Nes tas tai, ką dar papasakosi, tai taip kažkaip lyg ir... Galvojau, gal jau čia kaip ir į pabaigą mūsų tas pasimatymas eina, nežinau. Pažiūrėk, čia yra ranka, nykštys. Tu eik į savo pusę. Nebėra. Kai čia pirštą? Nuofig. Fildas, ko Cirko artistas visas? Ne, aš tik šiaip fokusą kėlės. O tu mane tom galėtum stebėti, aš vis tiek jau tave taip stebinu. Fokusas tai jau žinau, jau puikiai aš jį. Jau prieš kokius, nežinau, pati darydavau kažkada mamai. Prieš 5 metus gal kokius.
O kiek esi panelių turėjęs? 74. Panelių? Ne, nesu gyvenime turėjęs. Nes kiek turėjau, bet buvo Tai kaip, pavyzdžiui, žinosi, kaip reikia su panelė elgtis? Draugai gal pamokys? Gal. Gal ir dabar moko. Nu tai bet jei neturėjęs, tai bučiuotis bent mokė? Nori pabandyti? Ne, aš tiesiog klausiu dabar. Taip moku, sakyk, pilnai moku. Moku. Žinau, 74 Kas yra, pozas. pavyzdžiui, prancūziškas bučinys? Su liežuviais galiu parodyti, tikrai labai noriu. Tai yra toks Visa figienas bučiuoklis. būdas, kai tiesiog mali labai su liežuviu. Aš žinau, vien malti neužtenka, reikia kažkokio ir jausmą ir ten žinoti, kaip malti, jeigu čia taip jau... Na, kad vaikiškas tai pritariu, bet... Na, nežinau, man tiesiog taip atrodė, kad galėjau aš ją taip nustebinti. Tai bet žiūrėk, nesi turėjęs panelės, žinai, kas yra prancūziškas bučinys. Žinau, kas yra prancūziškas, galiu parodyti. Gal jos vieną dieną? Pulk jai atlapus, galiu parodyti, kas tai yra. Ne. Tai kaip čia tada taip išeina, iš kur jau čia išmokė mama, tai išmokė namie bučiuotis. Nu, tai pasitaiko, kad... Aš gyvenu, sakyk, audringą kartais gyvenimą. Sex, drugs and rock'n'roll. Pasitaiko tiesiog klubas. Šnekėjom, tas nelabai iš tikrųjų patiko, bet paskui gavosi, kad lyg ir apsimelavo, kad jisai ten su tom panelėm jokių reikalų neturi. Ką dar papasakasi? Tai tu ką nors papasako, gal aš jau čia ir taip apie save pakankamai. Tu pasako, kad paveikslus tapau laisvalaikiu. Pripasakojau. Einu prie Neries ir tapau paveikslus. Kas tas mano daugiau labai Ypač tas... Na gerai, Žažas. Aleksandrai, daug tylos biškina. Aleksandrai. O daug draugų turi, pavyzdžiui? Draugių, draugų? Daug. Daug. Tai gal Labai iš tų daug. draugių čia ir išmokai viską, jeigu grįžtant prie tas temos aktualios. Pati vienu momentu jau susimėčiau, nebežinojau, ką ir paklausti, nes buvo tokia tyla tikrai nejauki. Ir tas vėl, šiaip kas geresnė, šiek tiek gal išgelbėjo, nes vėl iš naujo viskas prasidėjo. Bijau, drug primušti. Aš to atrodo nevykė. Kai jūs mažas, storas, apvalus. Kodėl? Gerai. Išgerkim. Jo, Gerki. Neški dar būti. O po to paklaus, ar tu esi romantikė, ar ne? Tai jau paklausai, ar yra alkoholikė jinai. O žinai, šampaną reikia gerti. Nebijok, Nebūtinai šampaną, jeigu tarkim vyną kokį. Žiūrint į akis? Jo. Kai daužėmės taurėmis, iš pradžių lyg ir žiūrėjo akis, o paskui nukrypo akis į stiklinę, į taurę. Tai ir mano taip pat. Paskui tiesiog norėjau paaiškinti tą visą, kaip ten turėjo būti ir paskui susiginčijom. Bet tu dabar į mano akis nežiūrėjai. Ir tu nežiūrėjai, nes aš... žiūrėjau? Ne, nežiūrėjau. Žiūrėjau. Ne, ginčysime šiaip dabar visą O tu pasakymą. šiaip esi romantikė? Taip, aš Tai romantikė. tau patinka? Čia žvakė? Nu šitas nelabai tik tai, bet šiaip normaliai. Padėk gal ten žemiau. Ar mergina yra romantikė? O tu romantikas? Pietus. Taip. Aš iš tikrųjų turiu kaktusų kaip ir tokia vos ne plantacija, tai aš tau Oi, aš žinok, man užtektų vieną didelę. didelę. O kokią? Nes tie bičiai su mažais kaktusais, tai jau jie man visada. Aš noriu Vivianą. Tie dideli tokie labai būna, man tai žiauriai iš tikrųjų. Čia tiesiog man irgi šiek tiek padėjo mokytojai, šiek tiek aš pats sugalvojau dėl tos plantacijos. Gerai, labai buvo malonus su tavim. Pabučiuok ranką Man taip pat. merginai. Koja. Tai ką, tada? Merginai. Iki? Iki. Ir dar sakyk, Oi, koks išgerkit mielas. dar šampanų už pažintį. Prašom. Gerai, iki. Nu, Iki. kaip nori, negerk.